Labas vakaras. Norėtume pasveikinti visus čia susirinkusius, sako, kalėdos buvo, naujieji buvo, dabar jau pusiaužiemis irgi bus. Taigi pusiaužiemis, barsukas virsta ant kito šono, visa tai gamtos virsmas pavasario link. Taigi švęskime gamtos atbudimo pradžią. Jūs sveikina Kauno rajono Ramučių kultūros centro kaimo kapela Zversa ir siunčia savo tėtušį į mišką. Sakoma, ateina šventės ir praeina, ir metai bėga tekini, bet tai, kas miela, šilta, gera, lai pasiliks giliai širdį, kam trūko laimės, lai pajaučia, kad ji šalia visai arti, kam meilės trūksta, te supranta, kad patys turim ją dalinti širdimi. Taigi, mūsų visos dainos yra apie meilę, laimę ir sekanti mūsų daina, žinoma, apie meilę, laiškelis.
verčiam barsuką, laukiam pavasario. Taigi, meilės jausmai, pavasarį, žiedai ir, aišku, keliaujam į vasarą. Tu ir vasarą. Laimė kiekvienam slypi skirtingose dalykuose. Vienam galbūt tai saulė, kitam galbūt sveikata, o kitam ir visai paprasti, maži kasdieniai dalykai. Kaip yra pasakyta dainos žodžiais, kad ši daina kaip ir apie nieką, paukščių giesmę ir skonį lietaus, vyšnių žiedlapių sniegą, vėjo kvapą ir mėlį dangaus. Echta laimė, kiekvienas suprantam kitaip.